Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien aš papasakosiu, kodėl man nepatinka Lidl. Aš radau net 5 priežastis, o kiek priežasčių turite jūs, apie tai parašykite komentaruose. Na štai pirmoji priežastis, kodėl man nepatinka Lidl parduotuviai, todėl kad joje dingsta prekės. Jos nedingsta, jų tiesiog nėra, jas visas išperka. Jeigu jūs po darbo apsilankysite Lidl parduotuvėje, tai rasite visišką chaosą. Viskas bus suversta, lentynos išverstos ir reikiamų prekių dažniausiai nerasit. Tai yra visos pigios prekės jau bus išpirktos. Tai yra labai blogai, nes tiesiog dienos eigoje niekas tų prekių, kurios yra išperkamos, nepapildo. Lygiai taip pat ir atėję iš ryto, jūs galite tų prekių nerasti, kadangi jos jau buvo visos išpirktos vakar. Taip kad pirmoji priežastis, kodėl aš nemėgstu Lidl, tai yra tiesiog dingusios prekės. Ir jeigu aš priprantu prie kažkokios prekės, tai dar nereiškia, kad aš atėjęs vakare jas rasiu ir kažką nusipirksiu. Antroji priežastis, kodėl aš nemėgstu Lidl parduotuvės, tai yra kainos. Reikia pripažinti, kad Lidl mus visus nupirko su bananais už 99 euro centus. Taip, iš tikrųjų, jie iki šiol kainuoja 99 euro centus ir kartais būna labai skanus, o kartais nelabai skanus. Bet esmė yra ne tame. Kainos yra didesnės negu kitose pasaulio parduotuvėse. Na, kitose nekalbėsime apie kitose, tai yra aš visas parduotuvės pasaulio nesuvažiuosiu, kur Lidl yra, o važiuoju į Lenkiją. Reiškia, Lenkijoje tokios pačios prekės, kokios yra pas mus, kainuoja pigiau. Galite sakyti, tai PVM-as, mokesčiai ir taip toliau, bet atleiskit, pas mus tikrai yra brangiau. Lidl kai atsidarė Lidl parduotuvę, kai kurios prekės buvo netgi pigesnės nei kitose centruose, o dabar aš jau matau, jos netgi susilygina, o kai kas netgi brangiau. Ir jeigu akylesni žmonės, kurie sekė visą Lidl kainų istoriją, gali pasakyti, kad kažkas, tai pavyzdžiui, pomidorai seniau kainavo tiek, dabar kainuoja truputį brangiau, grietinė kainavo tiek, o dabar kainuoja truputį brangiau. Taip, kad antroji priežastis, dėl ko aš nemėgstu Lidl, tai yra kainos. Kainos yra didesnės negu kitose Lidl parduotuvėse, ne kitose Lidl parduotuvėse, o kitose šalyse. Tai tiek, važiuojam į trečią vietą. Ir taip, trečioji vieta, tiksliau ne trečioji vieta, o trečioji priežastis, kad aš nemėgstu Lidl parduotuvės, tai yra mėsa. Taip, būtent mėsa, būtent žalia mėsa, žalios mėsos asortimentas. Žalios mėsos asortimentas Lidl parduotuvėse yra pasibaisėtinas. Nežinau, kaip kitose šalyse, aš kai nuvažiuoju į Lenkiją, nelabai tą mėsą perku, bet Lietuvoje mėsos pirkti neįmanoma. Vien tik tai kiaulienos faršas, tai yra kažkoks nesusipratimas, tai yra, pačių blogiausių visokių, suprantat, gyslų, odų ir dar kažko, tai malinys su malta įdėta ir jeigu kepama tas faršas, netgi kartais putoja kažkokiom tai putomis, tai reiškia, mėsa turbūt plauta. Nesvarbu, reiškia, bet ką perkant Lidl, tai yra netgi mėsa žalia, kuri yra paruošta, pavyzdžiui, kepimų, tai yra šašlykai ar kažkokie nors kepsniai, jie yra padaryti šlykščiai neskaniai. Tai yra mano šeima, o taip pat ir aš, jeigu mes einam apsipirkti Lidl parduotuvę, tai mes prie mėsos skyriaus, tai yra prie žalios mėsos skyriaus net neinam, nes tenai nieko absoliučiai gero nerandam. Tai ką žinau, Lidl Lietuva turėtų pakeisti savo mėsos tiekėjus, bet savame aišku, jeigu jie pakeis mėsos tiekėjus ir pradės tiekti žymiai geresnę žalią mėsą, na, ta mėsa tiesiog pabrangs ir jos niekas nepirks. Taip, kad pensininkams galbūt ta mėsa tinka, bet man, žinokit, jinai netinka. O kaip jums? Parašykite apie tai komentaruose. O dabar mes važiuojame ir sužinosime mano kokią berods ketvirtąją priežastį. Kodėlgi man nepatinka Lidl parduotuvė? Na ir ketvirtoji priežastis, kodėl man nepatinka Lidl parduotuvės, tai yra aptarnavimas prie kasos. Viskas iš tikrųjų, viskas tvarkoja, aptarnauja viskas mandagiai, ne tai, kad mandagiai viskas vyksta neutraliai ir pakankamai šaltai, bet aptarnavimo greitis yra milžiniškas. Na, iš tikrųjų, tai yra kaip ir pliusas tuo, kad jūs atsistojus į ilgiausią eilę, esate labai greitai aptarnaujamas, tai yra jūsų eilė išdėti produktus kina labai greitai, bet
taip kaip mes įžedam produktus labai greitai, taip reikia labai greitai juos ir susirinkti, kai jie yra nuskanuojami. Viskas būtų tvarkoj, tai yra skanuojama labai viskas greitai, bet tas prekystalis, tai yra kasos prekystalis, kai jau nuskanuotas produktas perdamas ant prekystalio, jis yra antiek trumpas, kad tenai tiesiog viskas užsikemša. Ir realiai man kaip jaunam žmogui, aš dar vis laikau jaunų žmogumi, gal pakankamai sunku viską greitai sumesti į savo kašiką, kaip sakoma, nieko nesutraiškius, ten kiaušinių ar dar kažko tai tokio. Aš apie pensininkus iš vis nekalbu, jie tiesiog užsikiša prie tų kasų. Nežinau, aš kitose šalyse nebuvau, bet buvau Lenkijos Lidl, tas kasos stalas yra žymiai platesnis, žymiai patogesnis. Pas mus Lietuvoje kažkodėl tai tie kasos stalai yra labai trumpi ir labai nepatogus. Taip, kad man iš tikrųjų, žinokit, labai nepatinka tas aptarnavimas prie kasos, tai yra ne tai, kad aptarnavimas, o tas suspėk susidėti prekes, na, iš tikrųjų, labai sudėtinga. Aišku, galima prie to priprasti, bet tai mane truputėlį, ne tai, kad nervina, tai mane truputėlį erzina. Taip, kad antroji priežastis, kodėl aš galbūt rečiau einu Lidl parduotuvę, tuo, kad prie tos kasos tiesiog tu toksai kaip konvejeris stovi ir vos spėjai viską tik tai mesti savo vežimėlį. Tai tiek, važiuojam dabar prie pirmos priežasties, ne tai, kad pirmos ir paskutinės, pačios baisiausios, penktos priežasties, tai yra pačios baisiausios ir pačios didžiausios priežasties, kodėl aš taip nemėgstu Lidl. Na ir penktoji priežastis, kodėl aš nemėgstu Lidl, tai yra akcijos. Akcijos, atsiprašant, Lidl parduotuvėje yra, nesikeikiant, tikrai nesikeiksiu, kadangi jau man sakyti, nesikeik savo video, taip kad aš nesikeiksiu, bet jos yra šlamštiškos. Šlamštiškos kodėl? Todėl, kad jeigu mes pasiėm kažkokį tai Lidl leidinį ir jį vartom, surandam kažkokį tai gražų produktą, kuris bus parduodamas nuo pirmadienio ir jau būnam pasiruošę pirmadienį jį nusipirkti. Bet savaime aišku, žmonės mes esam dirbantis ir galim apsilankyti Lidl parduotuvėje, pavyzdžiui, po pietų, tai yra paaukoti savo pietų pertrauką darbo, nueiti ir kažką tai nusipirkti, ką mes jau pasižiūrėjome tame leidinyje. Ir ką jūs galvojat, jūs nerasite tos prekės, tiesiog jos nėra. Tai yra akcija vyksta, bet jos jau nebėra. Klausiam pardavėjos, tai kurgi ta prekė, kuri yra akcijuojama, tau pasakoma, atleiskit, bet jinai buvo išpirkta per 3 valandas. Jūs įsivaizduojate, per 3 valandas pensininkai nuo 8 ryto, jie viską išpirko. O reiškia, jeigu jūs esate visiškai normalus žmogus ir negalite paaukoti savo pietų pertraukos apsipirkinėjant Lidl parduotuvėje, o žinot tik tai po darbo, tai užmirškite iš viso. Ten akcijinių prekių jau iš vis nebus. O jeigu kas nors ir bus, tai bus jau supraplėšta įsipakavimas ir taip toliau. Reiškia, kažkokia tai parduotuvė, viena parduotuvė įsiveža kokias 5 prekes ir paskelbė, kad tai yra akcija, atrakcija. Jūs galite nusipirkti ir kažką tai tokio. Pavyzdžiui, jeigu kažkada tai buvo akcijuojamos ausinės, aš tokias buvau nusipirkęs jau, man jos labai, ne tai, kad labai patiko, bet tiesiog patiko. Tai reiškia, aš suspėjau nusipirkti, bet kiti žmonės nespėjo nusipirkti. Mes dabar visi kiti žmonės laukiam, kada šitą akciją pasikartos. Tai žinokit, ta akcija, taip sakoma, nepasikartoja. Reiškia, jeigu tu suspėjai nusipirkti, tai tu suspėjai nusipirkti. O jeigu nesuspėjai nusipirkti, tai nesuspėjai. Aišku, dažniausiai niekas nieko nesuspėja ir niekas nieko nenusiperka. Taip, kad Lidl akcijos yra tiesiog pasityčiojimas iš žmonių. Nežinau, kažkaip tai man atrodo, gerai, galima pasakyti, kad Lidl pasakys, kad čia taip pas jos toksai konceptas, bet iš tikrųjų aš prisimenu, važinėdavau į Lenkiją ir žiūrėdavau tuos elektroninius katalogus Lidl parduotuvės, kuri yra Lenkijoje ir būtent Suvalkuose. Ir norėjau kažką tai nusipirkti ir žinau, kad ten akcija prasidėjo pirmadienį, aš važiavau į Lenkiją trečiadienį, tai ketvirtadienį ir jūs įsivaizduokit, aš tą akcijinę prekę gavau, aš ją nusipirkau. Nors tenai yra žymiai didesnis žmonių srautas ir žymiai didesnis perkamumas negu Lietuvoje. Tai ką žinau, Lidl, Lietuva, pasižiūrėkit, nes jūsų akcijos jau darosi juokingos. Žmonės skundžiasi, aš skundžiuosi, niekam tai nepatinka. Tai tiek, toks mano yra top 5 priežastis, dėl kurių aš nemėgstu Lidl parduotuvės. Jūs savaime aišku komentaruose parašykite, kokį jūs nemėgstate Lidl parduotuvėje ir galbūt aš kokį nors dar padarysiu, kaip sakoma, top 5 būtent mano žiūrovų.
tai yra, nes čia buvo, žinai, mano nuomonė, mano pastabos. Jūs gal turite kažkokių tai kitokių nemėgiamų dalykų, tai aš pabandysiu sudaryti iš jūsų komentarų dar vieną va tokį va topą, kodėlgi mums nepatinka Lidl parduotuvė. Tai tiek, sėkmės visiems, jeigu patinka jums visas šitas video, tai paspauskite, kad patinka, o jeigu nepatinka, tai nespauskite nieko ir būtinai prisirašykite prie mano kanalo. Ačiū už dėmesį!